Taigi, sveiki visi, su jumis Domkės ir Domantas, atsiprašau. Šiandien filmuojame, kaip padaryti intro. Taigi, jums reiks atsiųsti šitą programą Office Video Editor. Ir dabar, taip, paspaudžiu ant tekst. Na, aš čia belė kokį ir paspaudžiu ant jo antro pelės, paskui kartais norint. Taip, paskui šitą sumažinat, nes čia tik tekstas jis, paskui paspaudžiu antrą pusę ir paspaudžiu vėl editą. Edit tekst. Krauk, man palūžo, mes tai grįšim. Taigi, mes grįžome, tai man čia buvo palūžę. Paskaitysim, kad ar norit, čia tą jau viską darim ir edit tekst. Išmeta taip, paspaudžiu ant teksto taip pat editing ir išmeta. Man leidžiasi atskraidys ir taip dabar raška, aš pavyzdžiui. Ir va čia susimažinat raidės. Kaip parašiau. Taip, čia sumažinat, čia kas raidės norit, tokias pavyzdžiui noriu. Čia va, žiūrėkit, čia pasirenkat, čia pavyzdžiui žalia. Čia kokia raudona. Čia tai reiškia, kur dalit. Čia va taip, čia va galit, čia juoda padaręs, tai žalia. Ir matote, žiūrėkit, kaip čia judat, matas šonas judas. Čia aukštyn ir paskui kaip tą padarot, op. Čia gaunas dviejas raidės. O šitas taip va. Čia galite pasirinkti, kaip norit, kad jūsų raidės rašyti. Aš roll imsiu. Pavyzdžiui, kur dar čia roll yra. Kaip išeis taip. Ir paspaudžiu tada OK, viską padarėt. Ir paskui biškis sumažinu, nes man yra ilgais, nu va, žiūriu. Ir dar vienas dalykas, galima muziką įdėti. Tai aš kažką panašaus padarysiu. Na. Ir dar čia galim padaryti, paspaudžiu taip, edit. Ir galite dar čia padaryti nuotrauką įkelt. Image. Taip, bet pirmą įdėkite nuotrauką. Ir paskui įdėkite tekstą. Threat has been detected. Čia raidės darome juodas. Šitą pasidarome čia taip. Два. Ну, короче, справді, пускай. Ну, так само було відео, з вами було Доматос, і